Sveiki, aš esu Juris Beltė ir vedu tinklalaidę Sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas. Ir kalbamės mes apie tai, kaip gerą vadybą pagerint sveikatos įstaigų veiklą, kad Lietuvos gyventojai būtų sveikesni. Prieš porą mėnesių kalbėjau su Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovu, gerbiamu Audriu Šimaičiu, ir jis papasakojo, kad buvo įdiegta naujovė, vadybininkų etatai klinikams, kuriai naujovė labai pasipriešino pradžioj klinikų vadovai, nes kažkaip atsiranda kažkoks vadybininkas, ne medikas, atima funkcijos, prarandama galia, kaip čia nesąmonė, bet pokytis pasiteisino, nes klinikos vadovas gali rūpintis, kad sėkmingai vyktų medicinės paslaugas, o savo ruoštų vadybininkai numeta administracinę naštą. Ir dėl to šiandien aš pakviečiau pakalbėti dvi žavos pašnekovas. Tai yra Sandra Vilkienė, ji yra Klaipėdos universitetinės ligoninės skubos medicinos klinikos vadybininkė, ir Iveta Lobanova, ji yra moters ir vaiko klinikos vadybininkė. Ir noriu pasikalbėti apie tai, kaip jums sekasi dirbti, kaip jūs priėmė kolektyvas, kokie buvo tie iššūkiai ir jūsų taip pat mintis, patarimai, ką daryti kitoms ligonėms, kurios taip pat galvoja apie vadybininko etatų įdiegimą. Tai sveiki, Sandras ir Iveta. Sveiki. Kaip jūs patekot į klinikos? Kiek aš suprantu, Sandra, tai jūs neturit medicinį išsilavinimą, jūs, Iveta, kažką su medicina esat susiję. Tai aš šiek tiek su sveikatos sritimi esu susijusi, 10 dirbau visuomenės sveikatos srityje, o sprendimas keisti savo darbą, tą sritį, gal turbūt brendo jau senokai, norėjos pokyčių. Magistras mano yra sveikatos priežiūros vadyba, tai kai pamačiau, kad yra toks modelis keičiamas, reorganizacija ir ieškoma yra vadybininkų administratorių, aš tiesiog, žinokit, net neabejojau, kad aš turiu pabandyti, nes, manau, turiu ir patirties, ir gebėjimų, kuriuos galėčiau pritaikyti čia. Ir be abejo, turbūt buvo tas toksai motyvavo, kad dabartinė valdžia, kuri tą visą pokytį organizavo, vykdė, tai ir jie tokias išreiškė savo idėjas, tikslus, kurie buvo mums artimi, ir tas prisidėti prie tos sistemos tobulinimo buvo labai svarbus aspektas man pačiai, kad ne kaip gydančiam klinikiniam darbe kažkokį darbą atliekant, bet kuriant tą aplinką, kurioje gydytojai, visas kitas personalas, slaugos galėtų dirbti kokybiškai, kad pacientai gautų geresnės paslaugas. Ir tas mažas raiktelis toje visoje sistemoje galiu būti aš ir eiti to pokyčio link. Tai tas labai motyvavo ir paskatino turbūt. Sandra, jūs skirtingai nuo kolegas nieko bendro su medicina neturėjote. Aš į sveikatos priežiūros sritį patekau iš visiškai kito pasaulio, iš turizmo sektoriaus, kur taip pat dirbau vadybininkė ir dirbau ties dideliais projektais, tačiau pradirbus daugiau negu 10 metų šitoj srity, man norėjosi išbandyti save labiau socialiai atsakingoje, prasmingesnėje veikloje. Matydama pokyčius Klaipėdos universiteto ligoninėje, atvirai aš susižavėjau jų deklaruojamomis vertybėmis, tai atvira bendravimo kultūra, ypač sužavėjo jų siekis inovacijų visose srityse, ir tai patraukė mane pasidomėti plačiau būtent šią visiškai naują Lietuvoje vadybininko administratoriaus ligoninėje poziciją. Kaip matot, šiandien aš esu čia ir jau 2 metai, kaip šioje pozicijoje sėkmingai darbuojuosi, įgavau nemažai patirties ir galiu pasakyti, kad sprendimas pereiti iš vieno sektoriaus į kitą buvo turbūt vienas geriausių sprendimų mano gyvenime. Ar medicininių žinių nebuvimas jums, Sandra, nesudaro problemų?
sakyčiau priešingai. Medicininių žinių nebuvimas man leidžia pažiūrėti į pacientus ir pacientams kylančias problemas visiškai kitomis akimis. Ir mano požiūris, kurį aš atsinešiau visiškai iš kitos srities, mano įžvalgos, kurias aš galiu pamatyti, yra visiškai kitokios negu jau daugybę metų medikais dirbančių žmonių. Iveta, kaip jūs jau kaip ir sveikatos vadybininkė, bet visgi ne gydytoja, tai ar irgi nebuvo problemų jums kokiu nors, kad kažką nežinot? Tokios, kad problemos kažkokios jos nebuvo. Gal buvo toksai savivertės klausimas, kad galbūt aš kažko nežinau, nesuprantu ir pradžioje galbūt buvo sudėtinga, nes vykstant įvairiems pokalbiams, susirinkimams, tu girdi daug klinikinių dalykų, terminų, operacijos lotyniškai, instrumentai, įranga ir tu galvoji, aš nežinau šito, galbūt ir nežinau, kam šitas naudojamas. Kai prasidėjo pirkimai, vėl mums reikėjo įsigilinti į tam tikrus dalykus. Bet aš labai džiaugiuosi, kad komanda labai pagarbiai į tai žiūrėjo ir aš klausiau, jie man atsakė, tiek sakau su tokia bendra pagarba jiems ir pagarba man, jie tikrai niekas nesistebėjo, kad būt gal aš nežinau kažko, nesuprantu, tai tikrai per laiką tų žinių bagažas labai išaugo, tikrai daugiau turime, žinome visi vadybininkai, tikrai. O mano manimu, kad vadybininkui nebūtina būti mediku, nes mes privalom turbūt suprasti pačią sistemą, kaip jinai veikia, kokia yra politika, kokie yra modeliai ir užtikrinti, kad ta sistema veiktų, organizacija gyvuotų ir tai yra mūsų pagrindinė funkcija čia. O tie tokie medicininiai, klinikiniai dalykai, jie yra svarbu turbūt ir ne tik dėl darbo, bet ir dėl savęs, kad tu jaustumėsi komfortiškai toje vietoje. Pasipriešinimas pokyčiams visada yra. Kaip jūs priėmė kolektyvas, jūs sakėt pagarbą, bet ar nebuvo taip, kad visgi kai kas žiūrėjo kreiviai, kas čia atėjo, kam čia to reikia? Pradžioje turbūt natūralu, kad buvo kolektyvo, gal iš medikų pusės toksai skeptiškas požiūris, kam čia tas žmogus, ką jisai veiks, kokios jo funkcijos bus, ar reikalinga. Gal ne visi tai ištransliavo garsiai, bet tikrai jautėsi tas bendrai, neimant ne tik mano kaip kliniką, bet turbūt visą organizaciją. Tačiau mano atveju, tai aš labai turėjau klinikos tą brandolį gerą, nes pas mus yra klinikos vadovas, yra 4 centrų vadovai, yra 4 vyresniosios akušerės slaugytojos, kurios iš tikrųjų suprato tą poziciją, kodėl jinai čia reikalinga, buvo tikrai už tai. Ir mes kaip komanda nuo pat pradžių pradėjome dirbti, tai toks vienas kumštis, tai su ta visa pagalba, su tokiu tikėjimu, pasitikėjimu, tai buvo daug lengviau viską įveikti ir pradėti tos darbus. Kaip jums, Sandra, pavyko užtarnauti autoritetą ir prisiminus pradžią, su kokiais sunkumais susidūrėt, ar jūs priėmė kolektyvas? Iš tikrųjų, pasipriešinimo tikrai nejutau. Galbūt tinkamesnis žodis būtų buvusi personalo nuostaba, kaip tokia pozicija, žmogus neturintis medicininio išsilavinimo, niekada nebuvęs tokioje sveikatos priežiūros sistemos struktūroje, galbūt galimai nesuvokiantis visų vykstančių procesų, kaip tokiam žmogui seksis. Reikėjo turbūt keletos mėnesių išsigryninti visus tiek ligoninėje, tiek klinikoje vykstančius procesus, suprasti priežastis, tam reikėjo laiko. Ir
sukurti ryšį su klinikos darbuotojais taip pat reikėjo laiko. Bet džiaugiuosi, kad po kelių mėnesių tarpusavio supratimas, ryšys tikrai sustiprėjo, jaučiu įgijusi darbuotojų pasitikėjimą ir tai man leidžia savo kasdieniniuose sprendimuose 100% pasitikėti savimi ir leidžia efektyviau valdyti visus procesus. Tai kiek laiko turėjo praeit, kad jūs galėtum sakyt apie save, kad 100% pasitikiu savim, jau kaip gaudosi sistema kaip žuvis vandenį ir sėkmingai gali vykdyt savo funkcijas? Manau, po pusės metų buvau 100%. Tai sakyčiau, gal neblogai. Kaip jūs, Iveta? Gal ir pritarčiau Sandrai, kad tas pusės metų laikotarpis atnešė tokio pasitikėjimo savimi, kad jau tu jau žinai, kaip viskas vyksta. Metai laiko turbūt buvo labai svarbus irgi toks momentas, nes mes apėjome visą tą procesų ratą, tą ciklą tokį pajautėm. Tai tie 2 metai, kai prasidėjo, jie tokie jau lengvesni, ramesni pasidarė, nes tu jau žinai, kas vyksta, kokie procesai seka, nes toks pirmųjų metų chaosas vis tiek buvo, nes labai daug tų pirmųjų kartų. Tai, bet turbūt negalėčiau dar iki dabar pasakyti, kad 100% viskas ir visada yra aišku, bet kai yra komanda aplinkui, kai yra stiprus ryšys ir tarp mūsų pačių vadybininkų, tai mums yra daug lengviau, nes mes vieni kitiems galime padėti išspręsti vienas ar kitus kilusius klausimus. Jūsų kompetencija yra taip kaip su kalbos mokymas. Išmoksti kalbį, bet kai pradedi skaityti kokį nors knygą, Jėzau, kiek dar žodžių, aš nežinau. Gal galite pasidalinti, kaip pradėjo dirbti, koks buvo didžiausias netikėtumas, ką jūs galbūt nelaukat, kas būt jūs nustebina naujam darbą? Visuomet slapta svajojau, nedirbdama medicinos srityje, sveikatos priežiūros įstaigoje, pažiūrėti pro tą rakto skylutę į tos užkulisius, kas iš tikrųjų vyksta sveikatos priežiūros specialistų, medikų, personalo kambariuose, ką jie išgyvena po sudėtingų pacientų atveju, kartais net mirčių. Ir iš tikrųjų labai nuoširdžiai nustebino. Taip, medikai taip pat yra žmonės, jie taip pat turi savo emocijas, turi jausmus ir turbūt labiausiai ir nustebino tas pamatymas, kiek daug ir kiek giliai jie visko jaučia, bet iš kitos pusės, kaip profesionaliai jie sugeba atsiriboti nuo šito dalyko ir kaip profesionaliai sugeba dirbti tiesiog savo darbą. Toliau. Veta, o jūs? Tiesiog paantrinčiau Sandrai šituo klausimu, kad iš tikrųjų žinojau, kad ateidama čia, kad darbų bus daug, kad susidursim su visokiomis netikėtomis situacijomis, iššūkiais, procesais, bet galbūt nustebino, kad kiek daug yra tų emocijų, žmogiškų aspektų, kad mes kiekvieną dieną susidurėme ir turime dirbti šalia visų tų savo funkcijų dar ir su žmonių baimėmis, pasipriešinimu kažkokiems pokyčiams, kad mes turime su jais komunikuoti, kalbėti, kodėl vyksta taip ar taip, kodėl tai bus galbūt geriau, kodėl einame tą linkme, nes natūralu, kad komfortas, išeiti iš to komforto zonos kelia tokią baimę. Tai čia jos yra ir be abejo tai turbūt tam įtakos turi nuovargis, nuolatinis tas stresas, su kuriuo susiduria medikai. Na ir atėjo tas suvokimas po viso šito, kad ligoninė nėra tik organizacija ar įstaiga. Tai iš tikrųjų yra toks labai jautrus organizmas pats veikiantis, socialinė ta tokia sistema visa. Kalbėkime apie jūsų funkcijas. Tai gal galite trumpai paskleisti tą šydą, kokios yra jūsų funkcijos, kasdieninis darbas ir ką jūs darot, kaip jūs kuriat vertę ligoninėje ir pacientams? Tai gal taip pradėsiu nuo tokių pagrindinių ir esminių dalykų, kad nuo darbo grafiko sudarimo, apskaitos žiniaraščių pateikimo, kad pirmiausia
įstaiga veiktų ir joje dirbtų žmonės, tai gydytojai būtent mūsų yra kuruojamas sritis. Tada mes turime suvaldyti ir tam tikrus kitus procesus, tokius kaip ir konfliktų valdymas, skundai įvairūs, pirkimų organizavimas, viskas, kas yra reikalinga, kas yra susiję su medicinos įranga, instrumentais, mes turime užtikrinti, kad jie būtų. Taip pat yra analizavimas, finansinių duomenų analizė, tokių kaip ir paslaugų spektro plėtra, užtikrinimas, kad būtų įvairios pozicijos padengtos, ambulatorinio kabinetų užimtumo visas plano sudėliojimas. Gal dar Sandra papildytų, nes galbūt ne viskas dabar taip greitai prisimenam, nes iš tikrųjų tų funkcijų yra labai daug. Ir dokumentacija, ir aprašai, ir įvairūs kiti dalykai. Vienas iš pagrindinių vadybininko administratoriaus veiklos tikslų ir būtų tas efektyvesnis išteklių tiek žmogiškųjų, tiek finansinių panaudojimas, bet labai svarbu paminėti ir tą žmogiškąjį faktorių. Mes tikrai esame tie žmonės, kurie labai stipriai prisideda prie teigiamo mikroklimato sukūrimo klinikoje, nes žmogiškasis faktorius, kalbant apie visas tos efektyvius išteklių panaudojimus, finansinius dalykus, jis tikrai nelieka kažkur labai toli ir jis yra tiesiogiai susijęs, jeigu klinikoje bus puikus mikroklimatas, darbuotojai į darbą eis motyvuotai, jie puikiai žinos savo funkcijas, žinos, ką reikia padaryti ir žinos, kaip tai padaryti. Tai manau, kad ir iš viso šito sekantis mūsų turbūt žingsnis svarbiausias, kad mes turėsime žymiai efektyvesnius, geresnius procesus, kurie atneš ir atitinkamai efektyvesnį valdymą. Efektyvūs procesai, žinoma, taip pat prisideda ne vien prie veiklos gerų rodiklių, bet ir prie mikroklimato. O kaip dar kokiams priemonėms jūs gerinat mikroklimatą organizacijai? Mūsų klinikoje, kalbant konkrečiai skubioje medicinos klinikoje, mes organizuojame reguliarius darbuotojų susirinkimus, per kuriuos stengiamės išsakyti visas problemas. Tiesa, per juos tikrai toli gražu ne viską išgirstame. Taip pat aš kas ketvirtį organizuoju anoniminę darbuotojų apklausą, kurios metu kartais sužinau tikrai tokių dalykų, apie kurios net nebuvom pagalvoję. Darbuotojai anonimiškai pasisako nuomonę savo apie vykstančius procesus, apie problemas ir kalba anonimiškai, kalba drąsiai ir tai leidžia man kartu su klinikos vadovu, su vyresnąja slaugytoja atitinkamai padirbėti ties šitų problemų sprendimu. Ačiū, Iveta, gal kažką papildysit? Papildysiu tik tai tiek, kad turbūt taip mes tą tokią atvirumo politiką, kad tą gerinti mikroklimatą, kad žmonės drąsiai reikštų savo nuomonę, už tą nuomonę niekas nėra baudžiami, tai kaip tik parodome, kad imamės veiksmų, mes inicijuojam kažkokius procesus, svarstome, kaip galėtumėm pagerinti. Tada, jeigu matome, kad yra reikalas pasikviesti iš šalies kažką, kad kažkokius mokymus organizuoti, kad ne tik gerinti tą kvalifikaciją, nes kvalifikacija tikrai yra ir taip aukšta ir jinai nuolatos yra atnaujinama, bet ir gerinti jų emocinę būseną dirbant čia. Tai aš manau, taip irgi prisidedam prie šito. Jo, tai yra labai svarbu, nes daug medikų dirba arba ant perdegimo ribos, arba jau lengvai perdegę. Ir ta atmosferos kūrimas, tinkamas palaikymas medikų labai svarbi funkcija. Man teko vest mokymus jūsų ligoninėje ir prisimenu tada
prie moters ir vaiko klinikos vyko renginys ten. Vaikai, Kučinskas dainavo, kažkas. Čia įvieta irgi jūsų nuopelnas? Taip, čia mūsų klinika organizavo, buvau to dalimi. Tai smagu, dabar prisimenu, kad tikrai juk vyko mokymai ir sudalyvavot per pertrauką ten visi. Tai čia mūsų buvo toksai noras atsiverti visuomeniai, parodyti, kad mes esam labai atviri, kad nebijome įsileisti į vidų, kad parodyti, atvirai kalbėti, kas yra neaišku, nes dar turbūt toksai paslapties šydas, toksai vis tiek jisai atrodo, kad na, kažkas čia vyksta, gal kaip vyksta, nežino. Tai kad žmonės atvirai galėtų pamatyti, mes prisistatėme save, tuo pačiu paminėjome šeimos dieną tarptautinę, tai buvo tokia kaip ir iniciatyva. Truputį už ribų tų klinikinio darbo mes ėmėmės ir tos tokios visuomeninės veiklos. Taip, visuomenė yra kaip yra ir man pačiam yra šiek tiek liūdna ir skaudu, kad kartais kai kurie visuomenės nariai medikų žiūri iš viršaus ir labai niekinime ir tas darbas turbūt keist visuomenės požiūrį, kad požiūris būtų labiau teigiamas medikų atžvilgių, kad būtų daugiau supratimo ir atlaidumo. Tai yra labai svarbu. Andra, jūs dirbat skubos medicinos klinikui, tai apskritai yra frontas, skubi pagalba, tai yra ir ten turbūt yra dar daugiau tokių negacijų, neigiamų dalykų. Kaip jums pavyksta tvarkytis ir kiek jūs atitraukta ten dirbant su tokiais pacientais ir jų artimaisiais, kurie grasina teismais? Iš tikrųjų, kiekvieną mėnesį mūsų klinikos skubios pagalbos skyriuose apsilanko keli tūkstančiai pacientų ir jų artimųjų. Pacientų srautas yra didžiulis ir norint atliepti visus poreikius, visų pacientų ir jų artimųjų poreikius, mes iš tikrųjų atliekam milžinišką darbą. Medikai taip pat yra žmonės ir neišvengiamai gali pasitaikyti kažkokių klaidų. Mes visada džiaugiamės, jeigu tai yra tik tiesiog vienas iš 100 pacientų neišrašytas nedarbingumo pažymėjimas ar kažkokia nežymi klaida. Tai aš esu tas žmogus, kuris visada laukia pacientų skambučių ir stengiuosi visus tuos administracinius dalykus sutvarkyti kiek įmanoma greičiau. Kitas iššūkis tai turbūt pacientų srauto valdymas. Kiekvienais metais skubios pagalbos skyrius kreipiasi vis daugiau žmonių. Dėl vykstančių demografinių procesų, senėjant visuomeniai, vis daugiau žmonių serga. Galbūt žmonės darosi ir drąsesni, jie važiuoja į skubios pagalbos skyrius dėl problemų, dėl būklių, dėl kurių galbūt net nereikėtų kreiptis į skubią pagalbą. Tai mums dar labiau padidina darbo krūvius, bet mes esam pasiruošę priimti visus, atiduoti visas savo jėgas ir tai yra mūsų kiekvienos dienos iššūkis. Tai mano darbe atrodo, kad tas srautas niekada nesibaigia ir jis krūvis iš tikrųjų tiek tenkantis medikams, tiek klinikos vadovams yra tikrai pakankamai didelis. Plius svyravimai jūsų darbe būna, kaip sakoma, liaudyje mėnulio fazės. Aišku, yra tam tikri sezoniniai svyravimai. Vasarą mes daugiau turime traumų, tai atitinkamai organizuojame darbą taip, kad turėtumėm daugiau žmogiškųjų išteklių būtent šitoje srityje. Žiemos sezono metu, didžiųjų švenčių metu, naujieji metai, kalėdos yra tos turbūt taip pat raudonos mums dienos, kita prasme negu visiems daugeliui dirbančių ir atostogaujančių tuo metu. Mes tuo metu dažniausiai patiriam ypač didelius krūvius, bet visi kartu komandiškai susitelkę tikrai sėkmingai juos įveikiam. Iveta, kaip jums pavyksta sutvarkyti, susitart su gydytojais?
Nes tarp gydytojų irgi pasitaiko, kaip čia pasakius, asmenybės, kad galima įrašyti pėdutės, kurie sakė, ne, aš nebudėsiu tą dieną, čia tegul kolega, vat kaip pavyksta, nes kartais būna, nu, pasitaiko, sunku prisiprašyti. Ar pavyksta sklandžiai grafikus sudėliot? Šiai dienai turbūt vienintelis iššūkis dėliojant grafikus būna, kada yra tokios atostogų dienos, daugiau susideda, nes, na, žmogiškųjų išteklių yra tiek, kiek yra, ir kartais jų trūksta. Tai bet kolektyvas ganėtinai yra geranoriškas. Aišku, tų asmenybių turbūt neišvengsime niekur, jų pasitaiko ir tenka išmokti, kaip reaguoti, kaip komunikuoti ir yra tam tikri dalykai, ką mes privalome padaryti, užtikrinti ir ne visada galime atsižvelgti į norus kažkokius, nes mums svarbiausia yra, kad klinika veiktų ir kažkaip iki šiol, manau, visi tai labai gerai supranta ir jeigu ir atsitinka kažkokių atvejų, kai kažkas suserga, tai nebuvo taip, kad nepavyktų surasti kažko į tą vietą ir kad, na, žinot, kolegos, jie irgi supranta vieni kitus, kad jeigu šiandien man yra kažkokia nelaimė ir turiu padėti kitam, taip pat, tai čia va toks žmogiškumo klausimas. Aš manau, kad aš labai žmogiškai einu į tą diskusiją, į komunikavimą su jais ir gauni tada ir atsakymą tokį teigiamą. Sandra, jums pavyksta su gydytojais asmenybėms susitart? Taip, šitų klausimų aš esu tikra derybininkė. Iš tikrųjų laikausi to tokio teisingumo principo ir stengiuosi išlaikyti lygybę, sudarinėdama gydytojų darbo grafikus, bet man nemažiau yra svarbus ir tas asmeninis priėjimas prie kiekvieno gydytojo, įsiklausymas į jo poreikius. Ne paslaptis, gydytojai patiria tikrai didelius darbo krūvius ir jeigu aš matau, jaučiu ir pats gydytojas neretai pasisako, kad jis šiuo metu jaučiasi emociškai pavargęs, šiek tiek leidžiu jam pailsėti. Tiesiog kartais net skatinu pasiimti atostogas nors keletą dienų tada, kada ne pagal planą galbūt, bet kad gydytojas tiesiog grįžtų su nauja energija, motyvuotas, nes aš manau, kad tai yra be galo svarbu. Siekiant užtikrinti pacientų aptarnavimą kokybiškiausių lygių, mes turim turėti motyvuotus, pailsėjusius medikus, o ne pervargusius ir nebenorinčius dirbti savo darbą. Tai džiaugiuosi, kad tą pusiausvyrą tikrai pavyksta išlaikyti ir susitarėme vienu ar kitu būdu ir didžioji dalis medikų, gydytojų konkrečiai dirba ir tikrai džiaugiasi dirbdami mūsų klinikoje. Nepilnus 2 metus, kol dirbat. Ko jums pavyko pasiekt? Kuo gali didžiuotis, kad čia yra ir mano nuopelnas? Manyčiau, kad pagrindinis vienas iš tokių galbūt ir tikslų kiekvieno vadybininko administratoriaus atėjus dirbti šitą poziciją buvo sumažinti administracinio darbo naštą medikams. Tai tikrai, kai atėjau dirbti į savo kliniką, mačiau šiek tiek chaosą. Mačiau, kad daug procesų yra visiškai nestruktūruoti, jie vyksta chaotiškai ir kartais tie patys medikai pasimeta tarp daugybės informacijos, jos nebuvo tiesiog vienoje vietoje. Tai džiaugiuosi, kad tik pradėjus dirbti iš karto pamačiau šitą problemą ir pavyko sukurti darbui tinkamus įrankius, kad skubios medicinos pagalbos medikai kiek įmanoma greičiau galėtų pasiekti jiem reikalingą informaciją ir ji visa būtų vienoje vietoje. Šiek tiek padirbėjus ilgiau,
prasidėjo sudėtingesni galbūt darbai, ties kuriais dirbam iki šiol. Tai yra pacientų srautų valdymo problemos, žmogiškųjų išteklių turime kiek turime, taip pat pritraukiam vis naujų motyvuotų darbuotojų, tačiau pacientų srautas yra pakankamai didelis, ir norėdami efektyviai valdyti, kiek įmanoma labiau sutrumpinti paciento laukimo laiką skubios pagalbos skyriuje, dabar šiuo metu kaip tik priimame tam tikrus sprendimus, kurie tikėtina artimiausioje ateityje padės tuos srautus valdyti daug efektyviau. Iveta, kas pasikeitė jums dirbant vadybininkė? Turbūt prisimti vienai savo nuopelno, kad kažką pakeitėm ar padarėm, tai būtų ne visai teisinga, nes tai labai svarbu yra kaip komanda, kaip mes dirbame. Tai pritariu ir Sandrai, kad iš tikrųjų tas administravimo naštos mažinimas mums yra labai tokia svarbi funkcija, kurią mes turbūt visi įveikėm ir įgyvendinom, ir tai tikrai yra toks vienas iš rodiklių iliustruojantis visą tą mūsų darbą, bet aš manau, kad dar čia yra ir tokio, na bent jau iš mano pozicijos, kad padaugėjo tam tikrų paslaugų kiekiai, ką mes matome pagal skaičius, kad išaugo ambulatorinių paslaugų skaičiai, bent jau mūsų klinikos gydytojų, nes optimizuotas yra darbo grafikas, yra labai struktūriškai išdėstyta gydytojų funkcijos, kaip jie dirba, kokios jiems pozicijos yra taikomos darbo kiekvieną dieną. Tada daugiau atsirado erdvės, kad mes galime išnaudoti efektyviai jų darbo laiką, skiriant ambulatorijai darbą kažkur tais, tai daugiau, reiškia, ir pacienčių gali apžiūrėti, tai vėl yra toksai geras rodiklis, kad pacientės gali patekti pas mūsų gydytojus, kas buvo prieš bent jau porą metų, tai tikrai tie rodikliai buvo žemi. Galime pasidžiaugti, kad mes pagaliau turime ir pas mus dirba gydytoja prenatalinės diagnostikos srityje, kad pacientėms dėl tam tikrų procedūrų nebereikia vykti į kitą miestą, nebereikia važiuoti į Kauną, jos tai gali atlikti čia pas mus, gauti labai kokybišką paslaugą, pas kvalifikuotą gydytoją akušerę ginekologę Gertrūdą Jonaitytę, ir ji dirba su, turbūt galime pasidžiaugti, kad vieninteliu tokiu ultragarso aparatu Lietuvoje, ekspertinės klasės, tai moteris Klaipėdos universiteto ligoninėje gali gauti tokią paslaugą. Tai yra irgi didelis žingsnis mums, ir man kaip vadybininkui tikrai džiugina, kad aš prisidėjau prie viso šito proceso ir esu to dalimi. Aš tiesiog norėčiau pritarti, kad be puikios komandos mes vienos turbūt tikrai nebūtumėm padariusios tokios pažangos. Na, aš dar gal papildysiu, kad iš tikrųjų viskas, vadybininko darbo sėkmė priklauso nuo bendros visos komandos. Tai čia tiek Sandrai, tiek man mūsų klinikos tikrai suprato mūsų vaidmenį, mes supratome, kaip viskas turi vykti, ir labai džiaugiamės tuo. Kas turėtų būti kitaip jūsų klinikoje, kad jūs galėtum savo funkcijos atlikti dar efektyviau? Gal yra kažkas, kas trukdo, neleidžia pilnai atsiskleisti jūsų potencialų? Mes žingsnis po žingsnio, aišku, einame darbų efektyvinimo link. Kai pradėjome dirbti, turbūt popieriai, įvairūs dokumentai, viskas buvo dar tokia, kaip sakyti, popieriniai, papkutėse ir panašiai. Tai šiai dienai mes jau pilnai esam perėję prie dokumentų valdymo sistemos. Tos sistemos įvairios yra diegiamos, grafikų sudarimui, ir turime irgi sistemą, kad būtų lengviau dirbti, kad tie procesai būtų lengvesni, truktų trumpiau. Tačiau dar, aišku, pasitaiko tokių dalykų, kur techniniai darbai mums užtrunka ilgiau nei norėtumėm, kad užtruktų. Tai mes ir pačios kuriame savo įrankius, kurie mums padėtų greičiau
padaryti tam tikrus darbus ir bendrai visa ligoninės administracija yra labai linkę gerinti visus tuos procesus ir esame įtraukti ir į kelias darbo grupes, kad kaip palengvinti tam tikrus procesus, kad jie nestriktų, kad jie vyktų daug greičiau ir ar sukurti kažkokias programas, kurios mums leistų daugiau daryti to strateginio darbo ir vadybinio tokio darbo. Aš manau, kad nauja IT sistema, kurią ligoninė planuoja įsidiegti per artimiausią pusmetį, įneš labai palankaus vėjo į visų apskritai procesų ligoninėje efektyvinimą. Tai kalbama ir apie logistiką, ir apie pacientų srautų valdymą, įvairių administracinių dokumentų pateikimą. Tai manau, kad tai turbūt yra dalykas, kurio šiais metais bent jau aš labiausiai laukiu. Manau, kad ir visi kiti darbuotojai. Sandra, jūs minėjot pradžioj, kad pasirinkot darbą ligoninėj dėl vertybių ir kaip vieną vertybę paminėjot, kad yra atvirumas. Dažnai, deja, tenka susidurt, kad medikai yra linkę slėpt klaidas, nes juk tai yra kažkas blogai ir gerą klaidų kultūrą, kad kai klaidas yra žiūrima kaip į galimybę tobulėjimai, analizę išvengti, tai yra irgi vadybinis procesas, klaidų vadyba. Kaip jums pavyksta pasiekti atvirumą? Ar medikai komunikuoja apie klaidas? Ar klaidas yra aptariamas ir ar yra priimami sprendimai, kad ateityje to klaidų išvengtum? Iš tikrųjų, pritariu, kad vienas turbūt svarbiausių tobulėjimo įrankių tai yra mokytis iš savo klaidų. Pradėjus dirbti ligoninėje, pastebėjau, kad medikai dar nedrįsta kalbėtis apie savo klaidas ir buvau visada tas žmogus klinikoje, kuris skatino primygtinai, kartais iš pradžio net reikėjo ir priverstinai žmonės priversti apie tai kalbėti, bet kuo toliau, tuo labiau ta atvirumo kultūra skinasi kelią ir medikai apie savo klaidas kalba vis drąsiau. Kiekvieną mėnesį turime klinikoje susitikimą, kurio metu yra aptariamos įvairios nestandartinės, sudėtingos situacijos, kartais ir tos pačios galimai galbūt ir klaidos, ir mes stengiamės iš jų mokytis. Tai manau, kad tas atvirumas, jis neateina per vieną dieną, bet pokytis per pastaruosius metus yra didelis. Vadybiniai pokytį galime įdiegti, bet pokytis galvose ateina vėliau. Kaip Iveta jums pavyksta pasiekti atvirumą, kad žmonės komunikuotų ir galbūt apie tuos dalykus, kuriuos kaip visiškai natūraliai norisi ir nutylėti? Tai žinokit, žingsnis po žingsnio, taip po truputį, manau, ir einame link to atvirumo politikos, nes turbūt netoleruojama yra bendrai klinikoje kažką slėpti ar kažkaip tais vengti tos atsakomybės ir yra labai atvirai kalbama apie tai, kad mes nieko absoliučiai nenorime bausti ar kažkaip tais sugėdinti, kad kažkam įvyko, tarkim, klaida kažkokia ar ten kažkoks sudėtingesnis atvejis, kur galbūt ne taip susidorojo, kaip reikėtų toje situacijoje. Tai yra ir ligoninės politika, tai kad mes turime sunkius tokius atvejus, mirčių atvejus nagrinėti. Nagrinėti viduje klinikų ir labai atvirai kalbėtis, diskutuoti ir priimti kažkokius vienokius ar kitokius sprendimus, kurie gerintų tą situaciją. Tai, manau, pirmas toks atvejis, kai reikia kažką kalbėti, yra visiems sudėtingas, nes visi labai asmeniškai ir jautriai priima. Po to, po truputį ir aš manau, laikui bėgant, visi bus atviresni, nes suprantame, kad iš klaidų mes mokomės. Ir tai, kaip mes mokame priimti savo klaidą, tai turbūt irgi parodo mūsų brandą ir tai yra tvirtybės toksai mano akimis požymis. Galbūt
yra koks nors vienas pokytis, kuriuo jūs ypatingai didžiuojatės? Gal galite pasidalint? Manau, Sunku. kad visi pokyčiai, kurie vyksta, neišskiriant vieno kažkokio konkretaus, yra reikšmingi ir negalima turbūt išskirti kažkokio vieno konkretaus, nes tik jų visų visuma, veda mūsų ligoninę tobulėjimo keliu. Ir aš pasikartosiu, kad mes esam tas sraigtelis toksai, kuris veda viską irgi į priekį, bet mes esam viso to organizmo ir viso dalimi. Ir tie pokyčiai, kad ir kiekvienos dienos kažkokie mūsų pasiekimai, jie yra bendro kažkokio didelio tikslo dalis. Ir mus turbūt labiausiai džiugina, vat, kai turime kažkokius rezultatus, kai bendrai ligoninė siekia savo va, tų arčiau tų tikslų savo išsikeltų ir tu jautiesi, vat, kad kažkiek tu esi prisidėjęs prie to. Tai, o išskirti ten vieną ar kitą kažkokį atliktą darbą, gal turbūt, nu, taip, net nesinori ir labai tuo didžiuotis ar džiaugtis. Nu, tai yra darbas, tai yra kiekvienos dienos darbas, kiekvienos dienos iššūkiai mūsų, procesai, kur kartais mes ir neturim tam laiko spėti pasidžiaugti kažkokiu nuveiktų vienu ar kitu darbu. Kaip jums atrodo, kokios yra didžiausios vadybos ydos Lietuvos ligoninėse? Kodėl vadyba buksuoja? Aš manau, kad turbūt yra toksai gal skeptiškas požiūris dar bendrai Lietuvos politikoje visoje, kad ligoninėms, sveikatos priežiūros įstaigoms vadovauti vadybą turi medikas, žmogus, kuris yra galbūt gydytojas ar tos srities specialistas, nes jisai geriausiai išmano. Be abejo, aš sutinku su tuo, kad jie turi labai daug žinių, bet aš manau, nebijoti reikėtų įsivesti ir žmonių iš šalies kitų sričių specialistų, kurie tuos vadybinius procesus galbūt išmano geriau ir turėtų tą tokį patariamąjį tą balsą ir nebūtina visko vieniems patiems kažkaip tais aprėpti, nes tam ir yra komanda, kurioje turėtų būti labai įvairių sričių specialistai, kurie dirbtų savo darbą ir atliktų savo funkcijas. Tai mūsų turbūt pavyzdys ligoninės, ta vadybininko įvedimas, kur tikrai didelė dalis žmonių atėjo iš visai kitų sričių, iš kitų sferų, su įvairiais išsilavinimais. Mes, matome per beveik 2 metus, kad mes sistemą perprantame, mes žinome, kaip veikia tas organizmas ir tam tikriems darbams mums tikrai nėra reikalinga būti medikams ir žinoti tai. Tai va čia turbūt geras to pavyzdys yra ir kad turbūt nebijoti to kitoms įstaigoms išbandyti tokio modelio. Manau, kad sveikatos priežiūros įstaigose vis dar yra nemažai chaoso, nemažai tų tokių nesuvaldytų procesų ir jie kartais nesueina į visą tą visumą. Tai kaip ir turbūt pritarsiu Ivetai, kad vadyba šitoj vietoj vaidina labai svarbu vaidmenį ir turbūt sveikatos priežiūros įstaigų vadybininkų Lietuvoje tik daugės, nes pacientų skaičiai vis didėjantis ir manau, kad siekiant efektyviai suvaldyti šitą visą sistemą, vadybininkų vaidmuo yra be galo reikšmingas. Kokie būtų jūsų patarimai, per brūkšnelį palinkėjimai, toms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios ruošiasi įdiegti vadybininką etato? Palinkėsime turbūt nebijoti ir netidėlioti šito sprendimo, nes manau, kad Klaipėdos universiteto ligoninės pavyzdys turėtų būti užkrečiantis. Mes jau startavome ir startavome sėkmingai, net ir ligoninėse
tam tikri ataskaitų rodikliai rodo, kad vadybininkų vaidmuo tikrai reikšmingai prisidėjo prie kokybinių rodiklių pagerinimo ir nebejoju, kad ateityje šis vaidmuo bus dar reikšmingesnis. Todėl kitų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams linkime kuo greičiau pasekti mūsų pavyzdžiu. Manau, kad šis vadybininko pozicijos įvedimas labai svarbus žingsnis, istoriškai svarbus ir tikimės turėsim greitai kolegų ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Galėsim bendradarbiauti. Tikrai pritariu Sandrai, tai įstaigos, jeigu planuoja tokį modelį įsidiegti, tai jie turėtų turbūt labai aiškiai jį ir apsibrėžti, nepabijoti to atvirumo, kalbėti su bendruomenė visa įstaigos apie to vaidmens atsiradimą, jo svarbą, aiškiai labai apibrėžti ir tas funkcijas, kurias atliks, kad nepalikti vietos interpretacijoms ir turbūt jeigu jau jie tam ryštasi ir jie priims tokį valdymo modelį, tai leisti vadybininkams adaptuotis visose tose procesuose palaipsniui, ką mes turbūt ir tikrai turėjome tokį, kad po truputį mus leido su funkcijomis taip pajausti tą ritmą, tą tempą, susivokti ir po truputį vis to mūsų darbo tik tai didėjo spektras ir šiai dienai jau mes taip pilna koja jau jaučiamės dirbantis pagal savo visas funkcijas. Koks yra idealus vadybininkas sveikatos priežiūros įstaigai portretas? Kokiams savybėms jis turi pasižymėti? Turbūt kiekvienu atveju idealaus nebūtų, bet pagrindiniai dalykai, kuriuos turi gebėti, žinoti, turbūt tai yra strateginis mąstymas, konfliktų valdymo įgūdžiai, emocinis intelektas, nes iš tikrųjų daugelėje situacijų mes turime būti labai ramus, išlaikyti. Labai svarbu yra mokėti analizuoti duomenis ir turbūt turėti tą tokį vidinį labai aukštą atsakomybės lygį ir darbo etikos principų tokį laikymasi. Pritariu Ivetai, gal norėčiau tiesiog papildyti, kad svarbiausia išlaikyti žmogiškumą, dirbti savo darbą nuoširdžiai, niekada nebijoti pasižiūrėti į pacientą tiesiog kaip į žmogų, kuriam reikia pagalbos ir niekada nepamiršti, kad mūsų viso ko centras yra pacientas, jo gerovė, jo poreikiai, jo poreikio atliepimas, tai tiesiog nepamiršti pačių svarbiausių vertybių. Man dar atrodo, klausantis jūsų, kad dar reikia pridėti organizuotumas ir darbštumas, nes be to niekas nesigautų. Ir tada paskutinis klausimas. Ką labiausiai jūs asmeniškai mėgstat savo darbe? Labiausiai mėgstu tai, kad šiaip esu mėgstantis planuoti žmogus. Ir labiausiai turbūt mėgstu tas dienas, kai mano visi planai sugriūva, nes atsitinka kažkas tikrai super ekstra svarbaus, netikėto ir kai reikia visą savo dėmesį sutelkti į kažkokią vieną situaciją. Tai aš nors ir mėgstu planuoti, bet tokios dienos man patinka, nes tada suprantu, kad ne viską gyvenime galima suplanuoti. Darbe taip pat. Iveta, kas jums labiausiai patinka jūsų darbe? Turbūt darbo dinamika. Kad rutinos čia nėra. Mes, kaip ir Sandra minėjo, kad planas vienas, bet diena pasisuka visai kitų planų. Tai čia reikia su to išmokti gyventi. Ir turbūt dar ir tai, kad mane kaip asmenybę šis darbas praturtino. Tai man ir tai labai yra džiugu.
Tai, o dar vidinės savybės, kur tu žinai, kad tu mėgsti kontroliuoti viską, nes tu taip geriau jautiesi ir tau kartais taip nepavyksta, tai išmokti ir save kažkaip tais kitaip nuteikti ir iš tikrųjų to žavi, kad tu keitiesi ir kaip asmenybė čia, ir kaip specialistas, tai vat dėl to aš labiausiai turbūt ir džiaugiuosi, kad per ganėtinai trumpą laiką mano žinios, mano įgūdžiai labai išaugo. Ir ne tik, kad mes dirbame tą darbą kažkokį klinikoje, bet labai džiugu, kada mus girdi ir vadovybė, kad į mūsų nuomonę atkreipia dėmesį ir mes labai atvirai su jais galime kalbėti apie viską. Todėl mane tai tikrai labai džiugina, nes tai suteikia tokį emocinį gerą foną ir man tai yra darbe labai svarbu. Ačiū. Man buvo labai smagu su jumis pabendraut. Įdomu. Manau, kad mūsų klausytėms taip pat tai bus naudinga. Nuoširdžiai ačiū, Sandra, ačiū, Iveta, ir aš iš viso širdies linkiu jums toliau sėkmės, neprasti entuziazmą. Įdomus gyvenimas ne visada yra lengvas, bet už tai tas malonus moralinės atlygis, tai yra vertė, kuriama visai visuomeniai, pacientams. Dėkoju jums.